Sekantis pranešėjas docentas daktaras Silvestras Gaidžiūnas iš Lietuvių literatūros instituto, kuris mums turėtų pristatyti pavyzdžiui identiteto problemą 20-ojo amžiaus lietuvių ir latvių kultūroje. Taip, gerbėmieji, kalbant apie tautinio identiteto problemą, įdomu pažvelgti ir į mūsų bei mūsų kaimynų Latvių istoriją ir pasižiūrėti, kaip ta tautinio identiteto problema buvo lydima ir tam tikro regioninio identiteto suvokimo problemos. Ir kaip buvo puoselėjama konkrečiai baltiškojo identiteto problema. Tai aš siūlyčiau savo pranešimu trumpai atsisukti į tos baltiškojo identiteto idėjos šaknis, į pačias užuomazgas. Užuot ugdžius vietinį patriotizmą, mums reikia ugdyti visuotinį patriotizmą, kuris apimtų visas latvių gentis. Kuršius, vidžemiečius, implentiečius ir lietuvius. Taip rašė 1872 metais latvių rašytojas ir visuomenės veikėjas Atis Kronvaldas. Ši mintis yra tipiška Latvių nacionaliniam jaunalatvių judėjimui, kuris Latvijoje kilo XIX amžiaus antroje pusėje, 6-ame dešimtmetyje. Ir jo pradžia yra siejama su Latvių studentų ratelio veikla Tartu universitete. Būtent jaunalatviai pirmieji pradeda kalbėti apie baltų tautų vienybę, iškelia vadinamą baltų bendrumo idėją, kuri vėliau suranda aktyvių šalininkų ir Lietuvoje ir vienaip ar kitaip aktualizuojama iki pat šių dienų. Taigi, baltų vienybės idėja pirmą kartą iškilo, kaip matom, latvių kultūros, literatūros kontekste, kuris buvo prisodrintas įvairių romantinių vizijų. Šis romantizmas, turėjęs ir pragmatinių tikslų, išliko ir vėliau, sakyčiau, iki pat dainuojančios revoliucijos, iki naujojo baltų tautų atgimimo ir, galima sakyti, atvėrė tiek kultūrinio, tiek politinio baltų tautų, lietuvių ir latvių, bendradarbiavimo perspektyvą. Darė didelę įtaką Baltijos regiono formavimuisi. Kai gilinamės į lietuvių ir latvių literatūrinius, dvasinius ryšius, matome, kad jie dažnai turi ne tik estetinę, bet ir politinę prasmę. Tai pasakytina tiek apie jaunalatvių publicistiką, kurią čia minėjau, tiek apie latvių rašytojo Rainio dramas bei straipsnius, tiek ir apie lietuvio Maironio poemą Lietuva. Tiek apie programinius Jono Šliūpo, tiek rašytojo Vaižganto veikalus. Lietuvių ir latvių vienybės idėją jos šalininkai nuolatos akcentavo ir tuo metu, kai kūrėsi nepriklausomos Lietuvos ir Latvijos valstybės. Tai yra 1918 metais. Ir kai jos buvo atkuriamos 90 metais. Lietuvių ir latvių bendrumo idėja rėmėsi abiejų tautų bendromis istorinėmis šaknimis, etninio giminingumo ryšiais. Jaunalatviai buvo pirmieji, kurie ragino atsisukti tolimą lietuvių latvių praeitį, nes toji praeitis, jų manymu, gali ir turi tapti įkvėpimo šaltiniu. Neatsitiktinai jau minėtasis Kronvaldas rašė, cituoju, bet jei mes žvelgiame į mūsų protėvių gadynę, jei nenorime atsiskirti nuo mūsų artimiausių giminių istorijos, tai turime daug iš ko mokytis ir ko žavėtis. Citatos pabaiga. Artimiausių giminaičių lietuvių istorijos atšvaitų kupina jaunalatvių romantinė poezija. Latvių tautinis romantizmas be lietuviško motyvų yra sunkiai įsivaizduojamas.
Nereikia užmiršti, kad lietuviai ir latviai, būdami vienoje Rusijos imperijos sudėtyje, XIX amžiaus antroje pusėje gyveno gana skirtingomis ekonominėmis sąlygomis, buvo veikiami skirtingų kultūrinių tradicijų. Taigi būta rimto pagrindo galutinai susvetimėti, prarasti bendrumo ir baltiškojo identiteto, prarasti pagrindą bendrumo ir baltiškojo identiteto ieškojimui. Bet vis dėlto tuo metu pasirodė pakankamai stiprios etninės ir dvasinės gijos, siejančios abi baltų tautas. Iš pradžių Latvių, vėliau lietuvių kultūros veikėjai apie lietuvių Latvių giminingumo įsisąmoninimą kalba kaip apie būtinybę. Atrodo, kad ši būtinybė slypi pasąmonėje ir sugrįžimas į prabaltiškąją praeitį yra tarsi sugrįžimas pas savo vieną motiną. Natūralu, kad jaunalatvis Gyrikis prabilo apie tai, kad jam būtina išmokti lietuvių kalbą, nes lietuvių kalba, cituoju, latviams yra tas pats, kas senoji bulgarų ar bažnytinė slavų kalba rusams, tai yra jų motina. 1888 metais tiek lietuvių, tiek latvių literatūroje pasirodė du labai reikšmingi kūriniai, tokie programiniai kūriniai. Tai latvio Andrejo Pumpuro epas Lačplėsis ir lietuvio Maironio poema Lietuva. Lačplėsis prasideda epizodu, kuriame vaizduojamas baltų dievų susirinkimas. Baltų tai yra lietuvių, latvių ir prūsų dievai. Perkūnas, Patrimpas, Antrimpas ir Pikuolis susirūpinę latvių tautos likimu ir ieško jaunikaičio, kuris galėtų tarnauti aukščiausiam tikslui laisvai. Na ir tas jaunikaitis yra Lačplėsis. Maironis tuo pat metu poemoje apie Lietuvą prisimena visas baltų gentis. Maironiui Lietuva tai genčių ir regionų santarvės pavyzdys. Atkreipsiu dėmesį, kad poetas, apdainuodamas užmirštą pasaulį Lietuvą, prabyla apie visų baltų genčių vienybę ir apie visų tautų vienybę. Cituoju, kadagi Dievas ranka malonės sutaikyti tautą žemės kiekvieną. Įdomu tai, kad beveik tuo metu, kai buvo rašomi šie tautinio romantizmo kūriniai, lietuvių publicistas ir politikas Jonas Šliūpas jau brandina kitą lietuvių ir latvių vienybės variantą. Nacionalinio atgimimo laikraštyje Aušra jis siekia išryškinti lietuvių ir latvių istorinį bendrumą, o laikraštyje Unija pradeda kalbėti apie Lietuvos Latvijos valstybę, kuri atsiras tada, kai abi tautos išsivaduos iš svetimųjų jungo. Šliūpas dar patikslina, kad Lietuv Latvija, kaip jisai sako, bus laisva, kai tarpusavyje susirems pangermanizmas ir panslavizmas. Tai yra dvi imperinės jėgos. Lietuv Latvija, Šliūpo nuomonė, bus panaši į Šveicariją ir kitas valstybės. Lietuvių Latvijos idėją Šliūpas vėl ėmė aktyviai skelbti Pirmojo pasaulinio karo metais. 1918 metais, atkreipkime dėmesį 18, Stokholme išėjo unikalus šio autoriaus rinkinys – knyga Lietuvių Latvių Respublika ir Šiaurės tautų sąjunga. Ir Šliūpas šiame rinkinyje kalba apie vadinamai Weltbürgertum, kosmopolitizmo ir internacionalizmo likimą ir samprotauja apie mažųjų tautų likimą Pirmojo pasaulinio karo metais, jų įnašą į kultūrą. Kaip mažos kultūringos šalies pavyzdį jis iškelia Norvegiją. Didžiųjų valstybių, Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos imperialistiniai siekiai jo nuomonę skatina burtis į federacijas. Ir Šliūpas dar kartą siūlo Lietuvos Latvijos Respubliką. Su bendru prezidentu, bendru parlamentu, bendrais įstatymais, bendrais pinigais ir bendrais konsulatais užsienyje. Cituoju, tad tebūnie mūsų visų obalsių demokratingoji Lietuvių Latvių Respublika. Beje, su šia idėja Šliūpas 17-18 metais kreipėsi į Jungtinių valstijų prezidentą Vilsoną, bet šis Lietuvių Latvių Respublikos idėjos neparėmė. Lietuvos Latvijos federacijos idėja turėjo šalininkų ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Beje, tarp jų matome ir žymiausius latvių rašytojus Rainį ir Aspaziją.
Rašytojas Spazija viename laiške filologui Eduardui Volteriui 36 metais yra prisipažinusi, jog nuo pat jaunystės jos idealas buvo Latviją ir Lietuvą sulydyti į vieną valstybę. Ta pačią mintį puoselėjo ir Rainis. Ir beje, 1916 metais Šveicarijoje, Lozanos mieste, įvyko Lietuvių Latvių konferencija, kurioje dalyvavo 4 asmenys. Čia buvo ir Rainis, ir šitoje konferencijoje buvo kalbama apie tai, kad lietuviams ir latviams reikia susivienyti, net buvo nubraižytas Lietuvos Latvijos valstybės žemėlapis. Na ir baigdamas aš norėčiau priminti, kad vėliau šita idėja ir tokio baltiškojo identiteto idėja buvo puoselėjama jau 20 amžiaus ir pirmoje pusėje. Ir dar vėliau daugelyje latvių rašytojų kūrinių, ir čia galėčiau paminėti Rainio dramą Jaundulis ir Arija, rašytojo Vilio Plūdono, Adolfo Erso ir kitų kūrinius. Na, o Lietuvoje šitą idėją labiausiai išpuoselėjo toks garsus keliautojas, publicistas, žurnalistas kaip Matas Šalčius ir jau čia minėtasis geografijos profesorius Kazys Pakštas. Ačiū už dėmesį.